Jonavoje įgyvendintas projektas Neries upės krantinės ties Panerio gatve sutvarkymas. Šių metų birželio pradžioje baigtas įgyvendinti projektas Neries upės krantinės ties Panerių gatve sutvarkymas pagal 2007-2013 metų sanglaudos skatinimo veiksmų programos pirmojo prioriteto vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai priemonė problematinių teritorijų plėtra. Projekto vykdymo metu atlikti Jonavos Neries upės krantinės ties Panerių gatve reljefo formavimo darbai, nutiesti dviračių ir pėsčiųjų takai, įrengtas takų apšvietimas, pašalinti mengiaverčiai augalai, teritorija apsodinta medžiais, o vaikams įrengtas puikios žaidimo aikštelės. Taip pat sutvarkytas Panerių gatvės dešiniosios pusės kelkraštis, pakeisti gatvės apšvietimo stulpai, atnaujinta gatvės lietaus kanalizacija. Bendra projekto vertė apie 1,6 milijono litų. Jonavos miesto tilto per Nerį rekonstrukcijos šiais metais nebus. Jau šiais metais buvo planuojama pradėti tilto per Nerį rekonstrukcijos darbus, tačiau pirmenybė teikiama darbams Basanavičiaus ir Ukmergės gatvių sankryžoje. Minėtos gatvės yra Kauno regioninio kelių direkcijos priežiūroje. Šiuo metu čia vyksta sankryžos rekonstrukcijos darbai. Pasak Jonavos rajono vicemero Vytauto Venskūno, šioje kelių atkarpoje nemažas žmonių judėjimas, todėl būtina įrengti apšvietimą ir dviračio arba pėsčiųjų taką. Pagrindiniai keliai vedantis į miesto centrą, tai yra Žeimių gatvė, Basanavičiaus gatvė, Plento gatvė, jos yra prižiūrimos Kauno regiono kelių. Antra, ką reikėtų pasakyti, kad tai nėra išbaigtinis projektas ir mūsų iniciatyva, kad ten reikia tos apšvietimo šitos sankryžos. Tai reikėtų pasakyti dar ir daugiau, kad reikalinga netgi arba dviračio arba pėsčiųjų tako iš miesto iki tos sankryžos ir toliau truputį. Nes, kaip pastebėjote, galbūt važiuodami mašinom, kad ten yra vis dėlto žmonių judėjimas ir šiai dienai to kelkraščio neužtenka. Jį reikia panašiai įrengti, kaip yra įrengta už elevatoriaus link Koncepto kaimo, tieta metalinis barjeras ir asfalto danga palikta už kelio dangos, palikta yra pėstiesiem ir dviratininkam. Kalbėdamas apie tiltą, Vytautas Venskūnas sakė, jog Kauno kelių direkcija ruošia naują projektą tilto renovaciją atstatant apšvietimą ir turėklus. Todėl miesto seniūnijai tikslinga lėša skirtas tilto apšvietimui panaudoti kitam objektui. Kalbant apie tiltą, tai tilto iš tikrųjų ten jau neapsimoka leisti lėšas atstatinėti apšvietimą, kas priklauso miesto seniūnijai, nes Kauno kelių direkcija ruošia naują projektą to tilto renovacijai. Koks tas tiltas turėtų būti, tai dar matysim, bet tiltas priklauso jiems ir jie tą tiltą bando renovuoti, tuo pačiu atstatant turėklus ir apšvietimo, stovus. Tai čia būtent tie pinigai atlieka, tai sveika, gera iniciatyva, kad būtent tos pinigus reikia į kitą vietą perslinkt. Pasak vicemero, tilto projektavimo darbai gali užsitęsti ir Basanavičiaus gatvė bus apšviesta greičiau nei naujas modernus tiltas. Tilto rekonstrukcijos šiemet nebus. Tai faktas, tai yra kelių direkcijos fonduose tokių lėšų nėra. Yra tik tai pradinė projektavimo darbų stadija, tai sakykime taip, kad projektavimai gali užsitęsti per visą žiemą ir, sakysim, naujam biudžete Respublikos ir kelių direkcijos biudžete jau po Seimo rinkimų jau gali atsirasti kažkiek tai pinigų to tilto renovacijai. Na, tai pasižiūrėjus, jeigu iniciatyva iš savivaldybės bus pateisinta, tai ko gero iš tikrųjų ta sankryža bus greičiau apšviesta, negu kad atsiras naujas